šiuos metus didžioji Europos dalis, įskaitant ir Lietuvą, pradėjo ūkininkų protestais, kurie turi svarbių padarinių kiekvienam iš mūsų. Šis reiškinys, nors ir gali atrodyti nutolęs nuo mūsų kasdienybės, yra itin reikšmingas mūsų visų ateičiai. Bet kokiagi yra ši svarba, kurią turime suprasti? Panagrinėkime šios įvykius, atskleisdami, kas slypi už ūkininkų protestų ir kodėl tai turėtų būti svarbu kiekvienam Lietuvos gyventojui. Kas vyko Vokietijoje ir Prancūzijoje, nuskambėjo per visą pasaulį, tačiau protestų pradžia siekia dar anksčiau. Jau pernai ūkininkų protestai vyko Bosnijoje ir Hercegovinoje, Belgijoje, Kipre, Airijoje, Olandijoje, Serbijoje ir Slovėnijoje, o šiais metais protestų veiksmas persikėlė į kitas Europos šalis. Šiuo metu vyksta arba jau įvyko ūkininkų protestai Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Albanijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Italijoje, Latvijoje ir Moldovoje, net Ispanijoje yra planuojami protestai vasario mėnesį. Tai rodo, kaip plačiai ir giliai šie protestai įsišaknyja Europos kontekste ir kokį didelį poveikį jie turi ne tik konkrečiose šalyse, bet ir visame žemyne. Šiandieninėje visuomenėje yra daug svarbių pramonės šakų – medicina, kuri gelbsti gyvybės, logistika, kuri užtikrina prekių judėjimą ir technologijos, kurios keičia mūsų buities ir darbo būdus. Vis dėlto, šios visos industrijos būtų bevertės, jeigu susidurtume su pagrindinio žmogaus poreikio stoka. Žemdirbių indėlis ir jų kova dėl teisingų sąlygų yra neatsiejama mūsų išlikimo dalis, nes be jų pastangų mes susidurtume su fundamentalia problema – bado grėsme. Atsižvelgiant į ūkininkų svarbą mūsų išlikimui, svarbu žinoti jų protestų priežastis. Valdžios teigimu pagrindinė priežastis, apsunkinanti ūkininkavimą, yra klimato kaita. Pasirodo, net tokie dalykai kaip karvių bezdalai turi įtakos klimato pokyčiams. Jei tai yra tiesa, tai turbūt jau niekas nebeišgelbės nuo artėjančios klimato apokalipsės. Bet čia jau kita tema. Sugrįžkim į realybę. Kai kurių valstybių ūkininkai yra nepatenkinti dėl importuojamų grūdų iš Ukrainos, o lietuvių prašymas yra gana paprastas. Jie nori, kad nebūtų sunkinamas jų darbas. Tačiau yra keletas politikos sričių, kurios trukdo jiems ramiai miegoti naktimis. Daugiamečių pievų atkūrimo politika, saugomų teritorijų plėtra, dujų akcizų ir kuro naudojimo naujoji tvarka, pasėlių deklaravimo naujovės, įvestos ekologinės išmokos, vadinamos ekoschemomis ir kita. Didžiausiu šitos betvarkės kaltininku laikomas žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas. Apie jį pasisakymų turėjo ir Arūnas Valinskas. Ir visi vienu balsu šaukia. Per visus 30 metų, kokios bebūtų peripetijos, tokio ministro nėra buvę. Su juo net neišeina apie nieką pradėti kalbėti. Nes yra žmogus, kuris, jeigu ir priima kažką šnekėt, tai jisai sėdi nudelbęs akį į savo bloknotėlį, kažką rašinėja ir tai pasako, aha, Nėra jokios diskusijos, neįmanoma. Ir kai bandoma paaiškinti, žiūrėkit, negalima statyti vežimo prieš arklį. Turi būti abu sujungti reikalingai jungtimi. Tai lygiai taip pat, kaip sakysim, tų pievų, pelkių atstatymas, tam priežiūrinė natūra, tie visi projektai. Tai vieną dalį, pusę arba trečdalį būtinų įstatymų priima, o kitų, kurie pasako, kaip yra kompensacijų mechanizmas ir turėtų būti, jo nėra. Tai lygiai taip pat, kai pasielgė su, imkim vieną iš tų, prie šito matyt dar grįšim, kailinių žvėrelių uždraudimas, auginimas. Ne? Tai iki 2026 metų, man atrodo, skirtas terminas dabar, tu gali prekiauti. Arba turi anksčiau realizuoti. Bet ten gausi kompensaciją, jeigu tu realizuosi ir nugriausi iki 26 gruodžio pabaigos. Tai bet sako, norint realizuoti gyvūnėlius iki 26 metų, tai dar tos stoginės turi būti. Turi būti. O paskui jau kompensacijų negausi. Žodžiu, yra daug tokių visiškai nesąmoningų dalykų ir jų yra ne tik šitoj srity. Tos pačios pievos paukščiams ten, kad jie galėtų būti krūmynai ir taip toliau išsaugojimai. Tai anksčiau būdavogi pasakoma, kad tie krūmynai turi būti naikinami, kad būtų galima apskaičiuoti ten žemės plotai, skaičiuojama, sumal. Dabar išstojo ornitologai. Įsivaizduokit, dar viena pora kaliošų. Kad paukščiai Lietuvoje drastiškai mažėja ir rūšys, ir apskritai skaičiumi, nes būtent tų krūmynų ir visų kitų yra netenkama.
tai reikia juos išsaugoti. Tai gerai išsaugokim, bet jų negalime, nes reikia kirsti, nes negausiu kompensacijų. Žodžiu, viskas susivėlė taip, kad žemdirbiai susiėmė už galvų ir jų pasakymas paprastas, tiesus ir aiškus. Vienintelis dalykas, ką mes galim dabar padaryti, tai sukelti didžiulį triukšmą, kad tie, kurie ateis į valdžią, suprastų, kas jų laukia, nes mes reikalausime įgyvendinti. Iš šitos valdžios jie tikrai nieko nebesitikė. Ir tą Navicką jie, kaip sakoma, tikrai grabė, mes matėm tokį ministrą. Ūkininkų protestai Lietuvoje prasidėjo sausio 8-ąją simbolinių laužų deginimu, demonstruojant vienybę ir ryžtą. Tačiau netrukus jie suprato, kad tokių akcijų nepakanka, norint atkreipti valdžios dėmesį. Tai paskatino pradėti planuoti didesnį protestą Vilniuje sausio 23-26 dienomis. Dėl didelio atstumo, kuris kai kuriems siekia net 300 ar 400 km iki sostinės, daugelis provincijos žemdirbių turėjo išvykti iš anksto netgi dieną prieš protestą. O ūkininkas Petras Šiaučiūnas, ruošdamasis išvykti į protestą, dieną prieš sužinojo apie nenumatytas kliūtis. Traktoriams nebuvo išduotas žadėtas leidimas važiuoti magistrale, kas reiškia, kad kelionė į sostinę bus sudėtingesnė nei buvo planuota. Oi, kaip mūsų nenori Vilniui matyt. Žodžiu, buvom suderino ūkininkų sąjungą, kad taip ir taip atvažiuosim per magistralę, su policijos palyda, gražiai, pagal taisyklės. Ir beje, vokiečiai nedaro visko ten savavališkai. Viskas yra suderinta, mesgi Europoje gyvenam, o ne Rusijoje. Net ir protestai turi būti suderinti. Pavyzdžiui, vokiečiam duoda 2 valandom, policija blokuoja autostradą. Po 2 valandų visi turi išsiskirstyti. Tai va, o mum turėjo su palyda lydėti kolonas nuo Molėtų, nuo Kauno, bet kai kokių institucijų vadovai išėjo atostogų, taip netikėtai ir nespėjo ant tų leidimų pasirašyti. Tačiau nepaisant visų sunkumų, ūkininkai pasiekė savo tikslą. Jie susirinko pačiame Vilniaus centre, jų grupė tikrai nebuvo juokinga. Gatvėse stovi apie 1300 žemės ūkio technikos vienetų, bet ne visiems patekti į Lietuvos sostinę buvo taip paprasta. Sakė, mumis į Vilnių neįleis, tai mes kelius blokavom, 2 juostom atsistojom ir viskas, nieks neišvažiuos dabar, kol mūsų neįleis, va. Nu, pagaliau į mumis įsileido į Vilnių. Užtaranavom čia juos, kai padarėm porą spūsčių, kelyse užblokavom. Tai pradėjo šnekėtis, norėjo, kad stuktomės atgal. Bet ką, pigiai nepaims jie mūsų vafliai. Protestuotojai nusiteikė ryžtingai, kai kurie net sakė, kad jei reikės, siekdami savo tikslų, čia gali stovėti, kad ir 2 savaites. Nors iki šiol ūkininkai išlaiko taikų protesto toną, jie įspėja, kad jei padėtis nesikeis, gali nutikti visko. Pažvelgus į šį masišką protestą, atsirado įvairių neigiamų komentarų. Kai kurie skundėsi, kad traktoriai sugadins Gedimino prospekto trinkeles, o kiti skatino ūkininkus nesiskųsti, teigdami, kad jei jų padėtis būtų tokia bloga, jie nevažinėtų prabangiais traktoriais. Tačiau pasirodo, kad tie seniai MTZ traktoriai, kuriuos miesto gyventojai galbūt tikėjosi matyti, iš tiesų yra mažųjų ūkių kiemuose. Šie ūkininkai jau seniai susiduria su finansiniais sunkumais dėl mažėjančių pieno supirkimo kainų ir kitų problemų. O tokia tolima kelionė juos galimai visai nuvarytų į bankrotą. Dar klausimas, ar kas būtų įleidęs į Vilnių su tokiu Sovietų Sąjungos palikimu.
Blogėjančios sąlygos ūkininkams nėra naujas reiškinys. Tai akivaizdžiai iliustruoja žemės ūkio subjektų skaičiaus pokytis. Pagal oficialaus statistikos portalo duomenis, nuo 2003 iki 2020 metų žemės ūkių skaičius sumažėjo daugiau nei perpus. Ūkininkų protestai yra stiprus priminimas apie jų nepakeičiamą vaidmenį mūsų gyvenime. Jie augina maistą, kuris mūsų stalus pildo kasdien ir palaiko ekonomiką. Vienas iš efektyviausių būdų paremti žemdirbius yra pirkti maisto produktus tiesiogiai iš jų. Tai ne tik užtikrina geresnę maisto kokybę, bet ir tiesiogiai prisideda prie jų finansinės gerovės. Vietinių produktų pasirinkimas yra ne tik sveikesnis mūsų mitybai, bet ir svarbus žingsnis užtikrinant, kad ūkininkų darbas ir pastangos būtų tinkamai įvertinti.